Vilos išdykėliai ir Ieva. Vieną saulėtą rytą į ąžuolų vilą atvažiavo keistas traktorius su priekaba. Iš jo išlipo ūkininkė Eglė. Ji nešė kažką labai mažyčio, suvystytą į margą antklodę. Visi gyvūnai tuo metu buvę kieme priėjo arčiau pažiūrėti ir tyliai kalbėjosi. Kas čia per naujas paršiukas? Tyliai sušnabždėjo triušis Kukutis. Tai ne paršiukas, net ne ožiokas, pratarė ožka Zaraza. Pažiūrėkit, jis be uodegos. Ir be plunksnų, šūktelėjo žąsinas Moliūgas. Ir visai neturi ragų, mū, susirūpinus pridūrė karvė Laumė. Visi gyvūnai susispietė prie aptvaro, stebėdami keistą mažą padarėlį. Ji nepliauna, nemūkia, nešokinėja, tik guguoja ir žiūri tomis savo didelėmis, smalsiomis akimis. Aš girdėjau, kad tai žmogus, iškilmingai tarė žąsis Valytė. Kūdikis, o vardas jos Ieva. Kūdikis, tai jis mažas žmogus? Sutrikęs klausė Kukutis. Gal išaugs į ūkininkę, suabejojo Zaraza. O jeigu ne, tai ką mes su ja darysim? Nerimavo ožka Zaraza. Ta naktį gyvūnai beveik nemiegojo, jie mąstė apie Ievą. Ar ji pavojinga, ar draugiška, ar moka mūkti, ar jai taip pat patinka ėsti šieną kaip ir jiems. Kitą rytą viskas paaiškėjo. Kūdikė Ieva buvo pasodinta vežimėlyje prie obels, o gyvūnai tyliai priėjo pasmalsauti. Pirmasis drąsos įgavo Kukutis. Jis nuskynė pačią gražiausią gėlę ir parodė ją Ievai. Mergaitė sučepsėjo ir nusijuokė. Ji juokiasi, jai patinka mano gėlytė, nusijuokė Kukutis. Tada Laumė pagiedojo tylų mū, o Ieva pradėjo ploti rankutėmis. Jie moka linksmintis kaip tikra vilos gyventoja, apsidžiaugė Zaraza. Valytė ir Moliūgas suorganizavo paradą. Jie iškilmingai pranešė Ievai, jog nuo šiol ji bus vadinama garbės išdykėle ir įteikė jai kruopščiai pagamintą šieno karūną. Nuo tos dienos Ieva tapo kiekvieno ūkio gyventojo rūpestis ir džiaugsmas. Kiekvienas norėjo su ja pabūti ir parodyti, kuo moka būti naudingas. Karvė Laumė atnešdavo šviežio pieno, ne Ievai, bet jos mamai, kad kūdikė turėtų stiprybės augti. Kukutis kas rytą rengdavo pačias gražiausias pievų gėles ir nešdavo jas prie vežimėlio. Ožka Zaraza, nors kiek paniurusi, pasižadėjo savo saugoti kūdikį nuo bet kokių pavojų, net jeigu tai būtų skrendanti varna ar per arti prisiartinęs katinas. Mat jis mėgdavo kišti savo nosį ten, kur nederėtų. Žąsys Valytė ir Moliūgas nusprendė
būti Ievos asmeninė sargyba. Viena stovėjo iš kairės, o kitas iš dešinės. Jei tik kas nors aiktelėdavo ar burptelėdavo, jos tuoj pat puldavo gelbėti. Dažniausiai su daug triukšmo, bet dar daugiau juoko. Vieną dieną nutiko netikėta bėda. Ūkininkė Eglė trumpam paliko Ievą vežimėlyje pavėsyje, o stiprus vėjas jį pajudino. Vežimėlis ėmė riedėti link vandens telkinio. Pavojus, Suriko Zaraza. planas gelbėti kūdikį. Sušnabždėjo Kukutis. Laumė iškart pastojo kelią savo plačia krūtine, o žąsys šleptelėjo sparnais taip garsiai, kad net vėjas nutilo. Kukutis vikriai užšoko ant vežimėlio ir jį sustabdė prieš pat vandens kraštą. Kai Eglė grįžo, rado visus gyvūnus sustojusius prie vežimėlio it kareivius, o Ieva šypsantis apsupta savo pačių ištikimiausių draugų. Vakare, kai saulė leidosi už ąžuolų, visi susirinko šieno lysvėje. Ieva guguodama snaudė mamos glėbyje. Žinot, Tyliai tarė Kukutis. iš pradžių galvojau, kad ji keistoka, bet Dabar ji viena iš mūsų, užbaigė Laumė. mūsų mažoji išdykėlė. Tarė Moliūgas ir užklojo Ievą plunksną. Kartais tas, kas atrodo keistas ar kitoks, gali tapti pačiu mylimiausiu draugu. Tai reikia duoti šansą. Švelniai nužvelgusi visus gyvūnus, tarė ūkininkė Eglė. Čia būsi laiminga ir mylima Ieva. Pažadu tau. Ieva, nors dar tokia mažytė, tarsi suprato, tyliai šyptelėjo, apsupta tikros, šiltos ūkio šeimos.